Kā nākamo Kaip kitą pranešėją, seminaro satura tematisko referentes pranešėją aš pristatau Ilzi Metuzāli, Rygos notarę Ilzę Metuzālę, kuri ļoti bauda savu notāru darbu. labai mėgaujasi savo notaro darbu ir tiesiog išspinduliuoja geranoriškumą. Ir Ilzė pagal savo pirmą profesiją yra vargonininkė, muzikantė. Darbs pie māsas notāru birojā viņa noveda Taigi, dirbdama pas savo seserį notarų biure, paskatino ją imtis ir teisės studijų ir tapti notarė. Taigi, apie paveldėjimo bylų ypatumus apžvelgs Ilzė Metuzālė. Labdien, godātie kolēģi! Labadiena, gerbėmiai kolegos! Jau pavisam drīz, Jau visai greitai, nuo 15 metų rugpjūčio 17 dienos dalyje Europos Sąjungos valstybių narių bus pritaikyta šitas naujasis paveldėjimo teisės reglamentas ir mano užduotis šiandien yra suvokti ir apibendrinti tai, kas yra svarbu, kas šiuo metu vyksta paveldėjimo teisėje ir tvarkant paveldėjimo teisę Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, taip pat ir Vokietijoje bei Austrijoje. Atsižvelgiant į tai, kad čia salėje yra kolegų iš šitų valstybių, supraskite, kad aš neprisiimu būti tokia protinga, kad papasakosiu lietuviams kažką apie tai, kaip vyksta Lietuvoje arba estams, kas vyksta Estijoje. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu kas nors iš jūsų mane patikslins, pataisys, jeigu suklysiu, kad mes kartu visi suprastume, kaip tai vyksta vienoje ar kitoje valstybėje nariai. Jeigu vis dėlto šitas reglamentas Latvijoje būtų privalomas taikyti, kaip mes sakėme iš to, ką sakė ponas Eduardas, ministerijoje ir dar įstatymų leidėjų lygių, tai dar yra tik tai sprendžiama. Ir šitą informaciją, kurią aš esu apibendrinusi, mums pravers panelinėje diskusijoje, kad mes galėtume spręsti dėl kokios nors teisės normos taikymo. Mes turim turėti bent kokį nors įsivaizdavimą, kaip tai vyksta pas mūsų kaimynus, artimiausius patarėjus Vokietijoje ir Austrijoje. Taigi, pirmoji dalis galėtų būti kompetentinga paveldėjimo reikalų tvarkymo institucija. Taigi, kaip jūs matote, paveldėjimo bylų tvarkymas gali vykti 3 institucijose. Ir tai yra notaras Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Vokietijoje tai yra paveldėjimo atvejus nagrinėja teismai. Ir Austrijoje, jeigu aš teisingai supratau, tai yra teismo paskirtas atstovas, bet tai yra notaras. Austrijoje ir Vokietijoje. Taip pat, jeigu aš gerai suprantu, šitas procesas vyksta daugiau ar mažiau automatiškai ir nepriklauso taip labai nuo paveldėtojo veiksmų, kaip tai yra Latvijoje ir Lietuvoje bei Estijoje. Austrijoje paveldėjimo procedūra yra pradedama palikėjo gyvenamosios vietos rajono apylinkės teisme, kai yra gautas pranešimas apie asmens mirtį ir procesą veda notaras kaip teismo atstovas, kuris veikia teismo vardu. Taip pat ir Vokietijoje yra teismo jurisdikcija. Lietuvoje yra pareiškimą, turi paduoti notarui, kuris dirba palikimo atsiradimo vietoje, o Estijoje pagal paskutinę palikėjų gyvenamąją vietą yra tvarkomi palikimo klausimai paveldėjimo. Toliau paveldėjimui taikoma teisė. Ir tai, kurioje kiekvienoje valstybėje yra skirtumų. Tai gali priklausyti arba nuo palikėjų pilietybės, arba nuo palikėjų nuolatinės gyvenamosios vietos, arba nuo galiausiai, kaip ir Latvijoje, pagal nuo turto paveldėjimo, palikimo buvimo vietos.
Un Austrijoje paveldėjimo yra taikoma tos valstybės teisė, kurios pilietis palikėjas buvo mirties dieną. Austrijos įstatymas nenumato išimčių ir asmenys negali pasirinkti paveldėjimui taikytinos teisės. Taip pat ir Vokietijoje taikytina teisė nustato palikėjo pilietybę ir jeigu palikėjas yra užsienietis, tai reikia pasitikrinti, išsiaiškinti, kokią teisę reikėtų taikyti kilmės šalyje ir tuomet ją reikia taikyti Vokietijoje. Be to, kiekvienas užsienietis gali pasirinkti Vokietijos įstatymą kaip taikytiną teisę Vokietijoje esančiam nekilnojamajam turtui. Lietuvoje paveldėjimo klausimas yra taikoma tos valstybės teisė, kurioje yra palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta jo mirties momentu. O nekilnojamojo turto paveldėjimui yra taikoma tos valstybės teisė, kurioje nuosavybė yra. Ir Lietuvos įstatymai neleidžia pasirinkti kitos taikytinos teisės. Estijoje paveldėjimui yra taikoma teisė tos valstybės, kurioje buvo palikėjo paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta jo mirties dieną. Tačiau Estijoje įstatymas numato galimybę ir pasirinkti teisę, taikytiną teisę paveldėjimo atvejui. Tačiau su tam tikrom sąlygom, tai yra palikėjas gali pasirinkti, kaip jau mes girdėjome iš Eduardo minėto paskutinės valios išreiškimo dokumente, pasirinkti tos valstybės teisę, kurios pilietis yra palikėjas, o ne trečios valstybės įstatymus ir teisę. Latvijoje, kaip mes žinome, yra paveldėjimui taikoma teisė. Teisė yra nustatoma pagal kilnojamo ir nekilnojamo turto buvimo vietą. Pagal turto buvimo vietą. Ir paveldėjimo teisė yra taikytina tos valstybės teisė, kurioje yra kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas mirties momentu. Ir Latvijos įstatymai jokių išimčių šitam principui, bent jau kol kas neleidžia, netaiko, tai reiškia, kad asmuo negali pasirinkti paveldėjimui taikytinos teisės. Kitoje dalyje aš norėčiau visiškai trumpai papasakoti apie paveldėjimą pagal įstatymą, pagal normas, kaip vyksta paveldėjimas, jeigu nėra palikėjas sudaręs testamento. Aš kalbėsiu labai lakoniškai, dėl to, kad kitaip tai būtų labai ilga kalba ir apie šitą dalį reikėtų kalbėti kiekvienam mums, kurie dirbam toj valstybėje, apie kurias aš čia dabar kalbėsiu. Taigi, Austrijoje paveldėjimas vyksta pagal eiles paveldėjimas priklausomai nuo giminystės artumo. Sutuoktinis taip pat yra paveldėtojas ir žinoma, jis gauna trečdalį paveldėjimo palikimo, o kita paveldėjimo dalis yra padalijama lygiomis dalimis vaikams. Tai yra pirmosios eilės paveldėtojai įstatyminiai pagal įstatymą. Jeigu mes kalbam apie Vokietiją, tai žinoma, priklausomai nuo giminystės artimumo vyksta paveldėjimas ir pergyvenęs sutuoktinis bus tik vienas iš paveldėtojų kartu su vaikais ir jie pasidalys palikimą. Vokietijoje sutuoktinio paveldima dalis priklausys nuo sutuoktinių turtinių santykių. Tai yra, jeigu palikėjas gyveno kartu su sutuoktiniu ir turėjo bendro turto ir jį lieka jų vaikai, tai likęs sutuoktinis gauna pusę nuosavybės, pusę turto. Bet 1/4 jam perina kaip
pagal įstatymą, o 1/4 kaip vienkartinė kompensacijos suma materialinė, o likusi turto dalis yra padalijama po lygiai tarp vaikų. Lietuvoje taip pat yra paveldėjimas pagal eilės priklausomai nuo giminystės artumo. Ir Lietuvoje yra 6 eilių arba paveldėtojai. Ir likęs sutuoktinis paveldi su pirmos eilės paveldėtojas su vaikais 1/4 palikimo. Jeigu daugiau nėra paveldėtojų daugiau negu 3, neskaitant sutuoktinio, tai yra panašu kaip ir Latvijoje, bet jeigu paveldėtojų yra daugiau negu 3, tai sutuoktinis paveldi vienodom lygiom dalim su kitais paveldėtojais. Ir jeigu paveldi tik su antros eilės paveldėtojais, tai sutuoktiniui priklauso pusė turtų, o jeigu nėra pirmosios arba antrosios eilės paveldėtojų, tai sutuoktinis paveldi visą turtą. Estijoje paveldima taip pat pagal eilės yra nustatytos 3 paveldėjimo eilės. Taip pat sutuoktinis paveldi vaiko dalį, tačiau ne mažiau kaip 1/4 turto palikimo, ir jeigu paveldi kartu su antros eilės paveldėtojais, tuomet pusė turto, pusė palikimo. Latvijoje, kaip mes žinome, jeigu neklystu, yra lygiai taip pat, kaip aš kalbėjau apie Estiją, tai paveldėtojai paveldi pagal eilės, pagal giminystę. Ir likęs sutuoktinis gauna vaiko dalį, arba jeigu vaikų nėra daugiau negu 3, o jeigu vaikų yra 4 arba daugiau, tai ne mažiau negu 1/4 paveldėjimo palikimo. Jeigu palikėjas nepalieka įpėdinių, tai sutuoktinis gauna pusę paveldėjimo ir civiliniam įstatymė yra pastatyta, kad gauna ir būtų įrangą. Dabar apie testamentinį paveldėjimą. Kiekvienoje iš valstybių mano apžvelgtų yra šiek tiek skirtumų dėl testamento formos. Austrijoje yra galimi 3 rūšių testamentai. Pirmiausia, tai yra viešasis arba autentiškas testamentas, kurį parengia notaras arba teismas. Antra, tai yra holografinis testamentas, kurį savo ranka surašo ir pasirašo pats testatorius savarankiškai. Ir trečia, tai yra rašytinis testamentas, kurio gali nebūti sudaręs pats testatorius savarankiškai, tačiau šitas testamentas yra pasirašytas 3 liudytojų akivaizdoje. Taip pat ir Austrijoje yra numatyta privalomoji dalis, kuri yra įpėdiniams pusė jų paveldėjimo pagal įstatymą, o trečdalis aukštyn einančios linijos paveldėtams. Palikėję pergyvenę sutuoktinis taip pat gauna pusę palikimo dalies, kuri būtų gauta pagal įstatymą, jeigu nebūtų testamento. Vokietijoje taip pat yra 3 rūšių galimi testamentai. Pirmasis yra viešasis arba autentiškas testamentas, surašytas ir patvirtintas pats notarą. Antra, tai yra holografinis testamentas, kurį sudarė ir pasirašė pats testatorius. Ir trečia, savarankiškai surašytas testamentas, savo ranka surašytas, kurį pats testatorius prašė perduoti saugoti teismui. Taip pat Vokietijoje įmanoma surašyti ir tarpusavio testamentą, bendrą testamentą, tačiau yra nurodyta, kad tai yra įmanoma tik tarp sutuoktinių arba tarp vienos lyties asmenų, kurie tarpusavėje yra užregistravę partnerystę. Ir Vokietijoje yra privalomoji dalis numatyta ir tai yra palikėję pergyvenusiam sutuoktiniui ir tėvam tai yra pusė, kurią gautų šitie paveldėtojai, jeigu nebūtų testamento. Lietuvoje yra įmanomi numatyti 2 rūšių testamentai, tai yra oficialusis testamentas,
kuris yra surašytas raštu, pas notarą patvirtintas, o antras yra asmeninis testamentas, holografinis, kurį yra pasirašęs pats testatorius ir surašęs. Lygiai taip pat kaip ir Vokietijoje, testatoriaus vaikai, sutuoktinis gali prašyti pusę savo paveldėjimo dalies kaip privalomosios dalies, jeigu tai nėra numatyta testamente. Estijoje yra 4 rūšių testamentai numatyti. Pirmasis yra viešasis testamentas, autentiškas, kuris yra patvirtintas ir surašytas pas notarą. Antras tai yra testatoriaus surašytas testamentas, kuris yra perduotas saugoti notarui. Trečia yra paties testatoriaus surašytas ir pasirašytas savarankiškas arba holografinis testamentas. Ir testamentas, kurio gali pats testatorius būti nesudaręs, tačiau jis yra pasirašytas 2 liudytojų akivaizdoje. Kalbant apie Estiją, man įdomu ir reiktų atsižvelgti tai, kad šitie paskutiniai 2 testamentai, holografinis ir pasirašytas liudytojų akivaizdoje, privatus testamentas, galioja tik tai 6 mėnesius po jų parengimo, jeigu testatorius tuo metu dar yra gyvas. Jeigu yra praėjęs ilgesnis laikas nuo šito testamento sudarimo, tai jis jau nebegalioja. Praėjus šiam laikui reikia sudaryti naują testamentą. Ir viešasis testamentas arba pas notarų saugoti perduotam testamentui terminas nėra ribotas, apribotas. O Latvijoje, kaip mes dauguma iš mūsų žinom, yra viešasis arba autentiškasis testamentas, kurį patvirtina notaras arba našlaičių teismas gyventojams, kurie gyvena našlaičių teismo veikimo teritorijoje, kurie nėra notaro. Tai gali būti ir paties testatoriaus surašytas testamentas, kuris yra perduotas saugoti notarui arba tam našlaičių teismui, arba holografinis testamentas privatus, kuris turi būti visiškai paties testatoriaus ranka parašytas ir pasirašytas, arba ranka rašytas, arba spausdintas testamentas, kuris yra pasirašytas 2 liudytojų akivaizdoje. Ir čia, kaip mes žinome, šitas testamentas iš civilinio įstatymo nuo šių metų Liepos 1 dienos bus pašalintas ir nebebus numatytas. Kaip tampama paveldėtojų? Austrijoje paveldėjimas yra perduotas paveldėtojui su teismo sprendimu, kuris yra priimamas pasibaigus specialiai procedūrai. Ir procesinius veiksmus atlieka notaras teismo vardu. Mirusio asmens gyvenamosios vietos teismas, gavęs pranešimą apie asmens mirtį, savo iniciatyvą pradeda paveldėjimo procedūrą ir paveldėjimo klausimus nagrinėja notaras kaip teismo atstovas ir jis veikia teismo vardu. Ir procesas baigiamas teismo sprendimu. Jeigu paveldėjimo byla yra jurisdikcijoje Vokietijos, tai kaip notarinis testamentas, tiek ir teismui saugoti testamentai yra perduojami be iniciatyvos paveldėtojui, tačiau jeigu paveldėtojas nori atsisakyti testamento, tai jis turi jo atsisakyti. Tai yra reikalaujama veiksmų ne tiek, kad galima būtų priimti testamentą, bet reikalingi veiksmai, kad galima būtų jo atsisakyti. Ir atsisakyti testamento yra skirtos 6 savaitės po palikėjo mirties, bet jeigu paskutinė gyvenamoji vieta buvo kitoj valstybėje, tuomet tai yra 6 mėnesiai. Lietuvoje, norint gauti palikimą, kaip aš jau minėjau, reikia pateikti notarui, paduoti pareiškimą dėl paveldėjimo priėmimo ir yra 3 mėnesiai terminas nuo palikimo atsiradimo dienos. Jeigu šitas terminas yra pradelstas, tai paveldėtojas turi kreiptis į teismą ir prašyti pratęsti tą terminą. Norint gauti paveldėjimą gauti Estijoje, taip pat reikia paduoti pareiškimą notarui apie palikimo priėmimo. Jeigu nori atsisakyti paveldėtojas palikimo, tai jis turi atsisakyti. Priešingų atveju yra laikoma, kad paveldėtojas palikimą priėmė ir terminas atsisakyti paveldėjimo yra 3 mėnesiai nuo to momento, kai paveldėtojas sužinojo apie palikėjo mirtį.
Latvijoje norint gauti palikimą, paveldėtojas įteikia notarui paveldėjimo pareiškimą ir paveldėjimo klausimus sprendžia notaras, kuris dirba tam apylinkės teisme, kur buvo paskutinė palikėjų gyvenamoji deklaruota vieta, o jeigu ji nėra žinoma pagal paveldėjimo turto arba jo pagrindinės dalies buvimo vietą. Paveldėjimo priėmimo terminas yra 1 metai po palikėjo mirties, tačiau suinteresuotų asmenų prašymų notaras gali paskelbti palikimo atsiradimą ir gali nustatyti trumpesnį pareiškimo terminą, tačiau jis negali būti trumpesnis negu 3 mėnesiai nuo kvietimo paskelbimo dienos ir paskelbimas vyksta oficialiam leidiny Latvijos Veisnesis. Taigi yra daug ko bendro, yra daug skirtumų ir aš norėčiau palinkėti mums visiems sėkmės, suderinti šitas normas ir su jumis dirbant. Ačiū. Dėkojame. Paldies Ilzei. Kaip jau girdėjome, yra padėti pagrindai, kad antroje seminarijoje dalyje, kad spręsime kazusus kiekvienos šalies atstovai, bus galimybė pateikti savo matymus ir bus tikrai galima tikėtis karštų diskusijų. Ir dabar suteikiu žodį svečiui iš Vienos, notarui daktarui Kristofui Berui, kuris kalbės apie reglamento įdiegimą ir galimas problemas Austrijoje. Kristofas Beras taip pat yra Vienos universiteto dėstytojas ir taip pat jis skambina pianinu. Taigi mes turime labai daug su muzika susijusių notarų šiandien. Taigi žodį suteikime jums. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Taigi, gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami kolegos, pirmiausia, pradėsiu tai nuo geros žinios. Atsižvelgus į tai, į labai puikų prieš tai buvusį pranešimą, kurį ponė Metuzalė, aš galiu išbraukti savo pusę pranešimo. Taigi, todėl trumpai ir dogmatiškai apžvelgsiu paveldėjimo teisės Austrijoje ir daugiausia kalbėsiu apie praktinius klausimus, su kuriais mes dirbame šiuo metu ir kurie mums taip pat ir jums nuo kitų metų rugpjūčio taip pat padarys gyvenimą gana sudėtingu, jeigu tai būtų galima pasakyti. Taip pat labai gerai būtų, aš parodau, kad aš šokinėsiu nuo savo pranešime, taigi iš esmės tai reikia atsižvelgti į tai, kad Austrijoje yra atskirų teisių perėjimas paveldint, paveldėtojas, jam atitenka teisės iš esmės ir pradedant paveldėjimo bylą, jis paveldė arba visą palikimą, arba pagal kvotą nustatytą dalį ir 1/3 visų teisių ir pareigų, kurias turėjo palikėjas. Taigi ir taip pat įpėdiniai, kurie savo ruoštų, jiems atitenka tik tai dalį teisių ir jie gali pretenduoti į tam tikras palikimo dalis, sudėtinės dalis. Taigi įpėdiniai turi skolų teisės, taip vadinamas, kalbama apie damnacijos įpėdinį, o ne vindikatyvinį įpėdinystę. Ir kurie turi teisę tik dalį iš teisų, taip pat
privalo prisijimti dalį. Kalbant apie privalomą dalį, tai teisės į paveldėjimo dalį. Apie testamentus jau buvo kalbėti. Iš esmės, tai jeigu notaras sudaro testamentą, tai jis privalo jį išsaugoti. Yra Austrijos centrinėje testamentų registre ir reikia įregistruoti ir tai daro taip pat notaras. Taip, testamentas su jo turiniu, tačiau paprasčiausiai faktas, kam šis testamentas ir kas notarų šį testamentą įteikė. Testamentų registras šio užklausiama informacija kiekvienoje paveldėjimo tvarkymo byloje ir kad būtų aišku, kokia buvo palikėjo valia. Suprantama, kad Austrijoje esama paveldėjimo teisės sutartys, dovanojimo sutartys dėl atsisakymo paveldėti ir jie taip pat registruoja centrinėje testamentų registre. Ir dabar visai trumpai jūs matote teisėtų paveldėjimo tvarka dėl įstatyminio paveldėjimo, kur 2/3, kur nesantuoktinis partneris negauna nieko, o vaikai savo ruoštų gauna viską. Taigi, dar galime pasižiūrėti tą violetinį stulpelį. Tada privalomąją paveldėjimo dalį. Čia galite matyti, kad privaloma dalis gali būti pusė nuo bendro palikimo. Tai, kad būtų galima įvertinti, koks didelis šis paveldėjimo dalis, kokia didelė ir reikalinga eksperto išvada. Ir keletą žodžių apie paveldimo procedūrą. Ši procedūra yra privaloma, kad būtų galima paveldėti. Paveldėtojas privalo pateikti paraišką dėl paveldėjimo gavimo, jeigu jis pirmojų variantų jis visiškai prisėima ir palikėjo skolas ir įsipareigojimus, tačiau galima ir apriboti paveldimo gavimą, tačiau, kad būtų galima įvertinti atitinkamus niuansus, taip pat irgi reikalinga konsultacija su ekspertu. Paveldimo bylą sprendžiantis teismas tai reglamentuoja ir atsakingas yra apskrities atitinkamas teismas ir notaras gauna iš teismo kaip ir savotiškai pareigojimą. Tai teismo komisaras, pažodžiu, išvertus ir Austrijoje tai yra plačiai paplitęs terminas. Pabaigoje procedūroje ir išduodamas potvarkmis dėl paveldėjimo bylos išsprendimo ir ekslegus visis teisės ir pareigos atitenka paveldėtojui. Taigi teisių perėjimas. Iškyla taip vadinamas
tokias savotiškas kaip ir ramybės laikotarpis, kaip jūs matote, ir šiuo metu gaunamos paraiškos dėl paveldėjimo gavimo apskritai. Dabar dėl sprendimo dėl paskirimo paveldint kalbama apie įrašus žemės registro knygose, kuris gali būti tik tai deklaratyvaus pobūdžio. Tai skirtingai nuo paveldėtojų įpėdiniai įgyja teisės į nekilnojamą turtą tik tuo atveju, jei šis įrašas žemės registrų knygoje yra atliktas. Tam reikalinga administracinis patvirtinimas ir taip pat reikalinga paveldėtojo sutikimas. Gavus šį administracinį patvirtinimą, žemės registrų teismas gali atlikti atitinkamą įrašą įpėdinio naudai. Taigi teisių perkelimui. Taigi keli žodžiai apie paveldėjimo mokestį. 2002 metais Austrijoje jis buvo panaikintas, tik įsigyjant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto rinkliava mokestis, tai 2% artimiems giminaičiams, kitu atveju 3,5%, taigi 1,1%, tai teismo yra žyminis mokestis. Taigi iš viso yra 3,1 arba 4,6%. Bet svarbu yra, kokiu būdu tai apskaičiuojama, jeigu kalbama apie paveldimą būtent šeimoje, ir galima kalbėti apie labai nedidelį mokesčio naštą nedidelę, kurią netgi galima neatsižvelgti, jeigu paveldimas nevyksta šeimoje, tai naudojamasi tam tikra vertybė, kuri apskaičiuojama, ir tai yra savotiška naujovė. Taigi rinkos vertė yra naudojama ir 4,6% reikia mokėti, ir jeigu tai yra gana ženkliai yra didesnė suma. Kai jau aš kalbėjau, notaras kaip teismo atstovas taip pat tvarko paveldėjimo bylas, ir jisai turi įvairias užduotis, ir jis išsiaiškina dėl teisėtų paveldėtojų, jis užklausia informacijos registruose, jis perduoda informaciją paveldėtojams, jis užtikrina, kad būtų ginamos su paveldėtoju susiję asmens teisės, taip pat vaikų interesai. Taip pat Taip pat yra giminaičių paveldėtojų teisės, privalomųjų paveldėtojų teisės būtų taip pat kokybiškai apsaugotos. Taip pat vadovaujantis Austrijos įstatymais įrašai žemės registre užtikrinami, jie turi būti teismų įstaigos garantija ir patvirtinimas.
kalbant apie jurisdikciją, buvo jau užsiminta, pagrindinis dalykas yra žmogaus pilietybė, jo statusas, taip pat kompetencija Austrijos teismuose, taip pat nekilnojamas turtas ir kilnojamas turtas Austrijoje, kalbant apie kilnojamą turtą užsienyje, reikalinga rašyti prašymą, kad byla būtų nagrinėjama. Tačiau nekilnojami turtai užsienyje nenagrinėjami Austrijoje. Jeigu palikėjas nėra gyvenamoji vieta Austrijoje, tačiau jis turi ten nekilnojamąjį turtą, tai nagrinėjama paveldimo byla tik dėl šio Austrijoje esančio nekilnojamo turto. Tačiau, kalbant apie kilnojamąjį turtą, taikoma dar kokią nors procedūrą. Tai yra toksai specialus pavadinimas. Ir dabar apie pakeitimus, kurių galima tikėtis šiame reglamente. Pirmiausia ir pagrindinė, ką jau dabar įgyvendina Austrijos notarai, tai vadinama teismo taikytinų teisės aktų pasirinkimas. Tai iki šiol tokios galimybės nebuvo. Jeigu aš esu daręs testamentą, tai vyksta vadovaujantis su Austrijos materialinėmis paveldimo teisė, materialinė paveldimo teisė ir jeigu paveldėtojas persikelia į užsienį ir ten miršta, tai įsigalioja atitinkamos šios valstybės įstatymą ir todėl Austrijos paveldimo teisė būtų daugiau nebetaikomos, todėl kad Austrijos pilietis testamentatorius yra parašęs šį formuluotę. Aš šiuo metu esu Austrijos šalies pilietis ir vadovaujantis reglamento 22 straipsnių, aš reglamentuoju, kad nepriklausomai nuo mano gyvenamosios vietos, mirties momentu į visas mano teisės, visų teisių perkelimą reikia taikyti Austrijos paveldimo teisę. Iš principo, taikytinų teisių aktų pasirinkimas šiuo metu galbūt ir nebūtų reikalinga. 83 straipsnio 4 punktas numato fiktyvių taikytinų teisės aktų taikymą, ir kurie yra parengti iki 2015 metų rugpjūčio, tačiau taikytinų teisės aktų pasirinkimas tampa reikšminga tik įsigaliojus šiam reglamentui. Kaip mums žinoma, tokie perėjimo laikotarpiai užtrunka. Austrijos notariatas savo nariams rekomendavo taikytinos teisės pasirinkimą jau atlikti dabar, šiuo metu sudaromiems testamentams. Aš turiu informuoti taip pat užsienio klientus, šalies pilietis, kad jis gali pasirinkti savo taikyti šalies teisės aktus. Jeigu jis nori, man reikia ištyrinėti šios šalies teisės aktus, naudojantis internetinės svetainės,
WWF Taxation Europe EU arba Couple Zero EU ir turiu susisiekti su savo kad išvengčiau kažkokių klaidų taikant užsienio teisės aktus. Taip pat noriu nurodyti šią internetinę svetainę, kuri jau buvo paminėta, Couple Zero, kur galima aptarti sutuoktinių paveldėjimo teisės reikalus ir įdomus atvejai, kai palikėjas nori palikti atvirą klausimą dėl taikytinos teisės pasirinkimo. Jeigu taip, tai testamente žodis į žodį turi būti pasakyta. Aš netaikau taikytinos teisės pasirinkimo, kad būtų apsisaugota pirmiausia nuo galimos atsakomybės, kuri gali iškilti tokiu atveju. Todėl mano nuomonė rekomenduotina notarams visada įrašyti testamente taikytinos teisės pasirinkimą arba vienu atveju, arba kitu, arba naudojama tą teisę, arba atsisakoma naudoti tą teisę. Priešingu atveju, jeigu testamentatorius sudaro testamentą holografiniu būdu, nežinodamas teisės aktų pakankamai ir keičia savo gyvenamąją vietą po to, tai atsižvelgus, kad reglamentas nenumato taikytinos teisės pasirinkimo, tai tokiu atveju gali atsirasti tam tikrų problemų. Ir jeigu testatorius yra užsienio pilietis, reikia patikrinti, ar jis yra nurodęs taikytinos teisės pasirinkimą ir rekomenduoju klientą informuoti apie tai, kad teisės aktų pasirinkimas gali būti pakeistas tik naujų testamentų, keičiant nuolatinę gyvenamąją vietą. Tai nepasikeičia testamente padarytos vienos ar kitos šalies naudai padarytas pasirinkimas. Taigi, jeigu reikia atsižvelgti į tai, kad sudarant naują testamentą, jeigu ankstame testamente buvo numatyta taikytina teisės pasirinkimas, tai taip turėtų būti pasiūlyta ir naujame testamente. Ir tai būtų susijęs su paveldėjimo teisėtam atsisakymui nuo privalomos paveldėjimo dalies. Taip pat susijęs su taip pat mirties atvejais ir visi klausimai, kurie susijęs su privaloma palikimo dalimi. Dar norėčiau nurodyti vieną praktinį teisės aktų pasirinkimo aspektą. Austrijoje galbūt ir kitose valstybėse narėse, kuriuose yra labai detalizuotai privalomo paveldėjimo dalies teisė apžvelgta. Ir prasidės diskusija, ar nebūtų galima įvykti, pavyzdžiui, turtingų paveldėtųjų migraciją į, pavyzdžiui, Pietų Angliją, kurioje būtų labai malonus klimatas, o todėl, kad galėtų pasinaudoti Anglijos paveldėjimo teisės, kuriuose numatoma labai ribota
privalomą dalį. Asmeniškai nemanau, kad daug austrų seniorų savo norą emigruotų dėl šių aplinkybių į Angliją, tačiau aš matau tam tikrą kitą riziką. Austrijos įstatymai numato ankstesnėme įgaliojime, jeigu įgaliojimo išrašytojas tampa neveiksnus, tai plačius įgaliojimus įgyja įgaliotojas. Šiuo atveju įgaliotojas gali būti numatytos jam teisės nustatyti per įgaliojimo per įgaliotojo gyvenamąją vietą. Tokie įgaliotiniai galėtų išnagrinėti galimybę rūpintis to, kad neveiksnus įgaliotojas persikeltų į Angliją, kad sumažintų privalomas paveldimo dalis. Tačiau jeigu jeigu numatytas Austrijai, tai jau iš pat pradžių toks planas nepavyktų. Kažin ar įgaliotinis tokias schemas galėtų įgyvendinti, keičiantis įgaliotojo gyvenamai vietai ir persikėlusiam į Angliją. Taigi, kiek galioja testamentas, formali žinia, kad reikia žiūrėti į 27 straipsnį reglamente. Ir čia ir Hagos konvencija papildoma dėl testamentų galiojimo ir vadovaujantis 75 straipsnių reglamente. Hagos susitarimas dėl testamentų yra pirminis galiojimas tarp valstybių narių, kurios yra prisijungusios prie šios normos. Kalbant apie 5 kazusą, mes šį klausimą nagrinėsime po pietų, vadovaujantis 26 straipsnių ir pereinamosios taisyklėmis 83 punkte, 3 papunktyje yra atitinkamos teisės taikytinos paskutinės valios išreiškimui, kurie buvo įforminti anksčiau. Ir čia mes galime matyti, kad esama grįžtamasis toksai ryšys ir 27 straipsnėje galime rasti ištisą katalogą, kaip apibūdinta, kokia apimtimi galioja testamentas. Noriu nurodyti B, C ir D punktus. Kalbama apie piliečius arba dėl to, kaip testatorius, kokiuose santykiuose ir šalies, kur buvo įformintas paskutinės valios potvarkis. Ir naujausias Austrijoje perėjimas nuo pilsonybės principo į pagrindinį gyvenamosios vietos principą paveldėjimo bylose, kas taikytina užsieniečiams, reikėtų taikyti Austrijos paveldimo teisę, nors ir visada reikia patikrinti, ar įvyko taikytinų teisių pasirinkimas. Ir tai taikytina trečiųjų šalių piliečiams.
Ir truputėlį iš lėto artėjau prie paskutinio punkto ir aš vis karts nuo karto pasižiūriu į laikrodį ir pakeitimai žemės registro įstatymuose ir komercinės teisės įstatymuose, kaip jau aš minėjau, abi šalys privalo turėti notariškai patvirtintus parašus, kad galėtų atlikti įrašus žemės registro knygoje. Tai reikalinga ir dėl sprendimo priimamo dėl paveldėjimo suteikimo tiek paveldėtojui, tiek įpėdiniui. Dabar bus šiek tiek kitaip, kadangi 69 straipsnėje 5 papunkte reglamente yra nustatyta, kad Europos paveldėjimo pažymėjimas yra efektyvus ar galiojantis dokumentas, kad būtų galima paveldimą įrašyti į registrą. Ir kolega Dorselis jau atkreipė dėmesį 1 straipsnio 2 punkto, kur kalbama apie turtinės teisės ir numerus klauzus išimtis. Kalbama apie teisėtus sąlygas žemės registro knygoje ir efektą, kokį turi efektą toks registras ir koks efektas, jeigu toks registro įrašas neatliekamas. Ir taip pat jau buvo ankstesniuose pranešimuose užsiminta, matome, kad esama daug neaiškių klausimų ir norėčiau pacituoti Kurtą Lechnerį. 2013, Seite 497. In der Praxis wird sich die Frage stellen, susipažinti su Kurto Lechnerio straipsniu apie paveldėjimo teisės ir šio naujų paveldėjimo pažymų plotmėje. Kalbant apie paveldėjimo pažymėjimus, kurie yra išduoti užsienyje ir nesutampa su Austrijos paveldimo teisė. Austrijoje labai yra struktūruota teisė ir vadovaujantis galiojančiais įstatymais Žemės registrų teismas gali atmesti įrašą, jeigu kelia abejonių numatomo įrašo turinį ar žmogaus teisės, todėl abejojimus tokiais abejotiniais atvejais Žemės registro teismas gali pareikalauti pateikti teisinės išvadas, kurios yra reikalingos, norint išsiaiškinti, ar šis pažymėjimas galioja ir teisėtas. Tai reikalinga, kad būtų išsiaiškinta, ar pakankama užsienyje išduoto Europos paveldimo pažymą, ar reikalinga vis dėlto kažkokios dar papildomos procedūros. Taip pat reikia išsiaiškinti, ar taip vadinamuose bendrovėse pokyčiai įvyko visada vadovaujantis su visiems sutikus, kurių nuomonę buvo privalu atsižvelgti. Taigi aš jau artėjau prie paskutiniojo punkto, tai yra
kad sudaromas Europos paveldimo pažymėjimas. Čia reikia atskirti tris variantus. Pirmas būtų pažymėjimas, kuris skirtas paveldimo valdytojui, kaip jau aš esu paminėjęs, kai tik paveldėtojai pateikė reikalavimus dėl paveldėjimo gavimo, atitinkamas paveldimo pažymėjimas gali būti išduotas, tačiau vadovaujantis administracinė teisė Austrijoje gali būti kalba tik tai apie gali būti kalba tik tai dėl įprastų normų, o ne kažkokių neeilinių. Taip pat pažymėjimas, kuris yra skirtas paveldėtojui, atsižvelgus į ligšiolinę praktiką, kas vyksta procedūros metu iki, kai paveldimas gali būti gaunamas, šis pažymėjimas paveldėtojui galima būtų sudaryti tik tada, kai potvarkis dėl paveldėjimo suteikimo jau yra išleistas. Anksčiau tai nebūtų buvę įmanoma, kad būtų būtent remiamasi Austrijos įstatymais ir susijęs su įpėdiniu. Paskutinis variantas Europos paveldėjimo pažymėjimo išdavimo įpėdiniui. Taigi yra numatyti įpėdiniui šis pažymėjimas ir išdavimas turi tiesioginės pasekmes susijusias su įpėdiniu. Damnacijos įpėdinis, kadangi Austrijos paveldėjimo teisės nesinaudojama, vindikatyvinis įpėdinis nesinaudojama šią teisę, tai šiuo atveju šis pažymėjimas tokių variantų taip pat irgi nenumatytas. Jeigu reikia naudotis šalies teisės, kur yra naudojama vindikatyvinio įpėdinio principas, tai mes kalbame, tai gali būti Prancūzija, Ispanija, Lenkija. Beispielsweise über eine Immobilie in Deutschland ausgesetzt, so kann für den Legatar kein Nachlasszeugnis ausgestellt werden. Dėl nekilnojamo turto Vokietijos negali gauti paveldimo pažymėjimo. Įpėdinis tokiu atveju privalo įrodyti, ar vadovaujantis šiais šalies įstatymais, dokumentais, teisės į paveldimą Austrijos dokumentą ir reikėtų vykti į Vokietijos teismą spręsti šį klausimą. Būtų galima kalbėti apie variantą. Austrijoje įpėdinis gauna valstybinių įstaigų dokumentą, jeigu su tuo sutinka paveldėtojas ir įpėdinis vyksta, pavyzdžiui, žemės registrų skyrių ir jam nereikalingi kažkokie papildomi įgaliojimai ar kažkokie dokumentai. Būtų galima argumentuoti, kad su paveldėtojo sutikimu ir įstaigos
šiuo dokumentu, išduotų dokumentu, įpėdinis gavo įgaliojimą, kaip tai numato reglamento 63 straipsnio 1 punktas. Ir tuo remiantis paveldėjimo pažymėjimas gali būti išduotas. Pamatysime, ar tai gali būti įgyvendinta praktikoje. Austrijoje kompetitinga įstaiga yra teismas ar teismo įgaliotinis, notaras tai darys teismo vardu ar den österreichischen Notar, also Artikel 64 Litera B und Erwägungsgrad. Šios teisės normos 64 straipsnio P punktas išties tiksliai būtų taikomas Austrijos notariatui. Pamatysime, kaip tai bus įgyvendinama praktikoje. Taigi šiais žodžiais savo pranešimą norėčiau pabaigti. Truputėlį uždėlsiu, atsiprašau, dėkoju uždėmesį. Dėkojame. Galbūt bus tai kaip savotiška staigmena, tačiau mes turime dar 10 minučių iki pietų pertraukos ir tai susijęs su techniniais organizaciniais klausimais. Taigi, pietus prasidės 20 minučių po pirmos ir dabar esame laiko vienam ar dviem klausimui. Prašau, užduokite nesikuklindami, galbūt šalių atstovai gali vienas kitam užduoti klausimus, galite naudoti šią galimybę. Mes turime laisvus mikrofonus ir paduosime salėje norintiems užduoti klausimus. Taigi, prašom, pakelkite ranką, kas po išklausytų pranešimų turėtų klausimų. Jā, būs jautājums, lūdzu. Mantošanas regulas, viens no svarīgākajiem reglamentas, vienas ir svarbiausių klausimų ir jurisdikcijos nustatymas. Vis dėlto iš reglamento ir pranešėjo mes nustatome, kad tik tai daliai šalių ši jurisdikcija bus privaloma nustatyti. Ponams, kurie ir Lietuvos ir Estijos kolegoms klausimai, kaip yra Estijoje ir Lietuvoje, ar notaras vykdo teismo funkciją ir vadovaujantis reglamentu jis privalės nustatyti šią jurisdikciją, nes kaip Virko ponas pasakė Latvijoje, kol kas yra tokia nuomonė, kad notaras nevykdo šio teismo funkcijos, jeigu įstatymo leidėjas nuspręs dėl to, tai jis vykdys vadovaujantis nacionaliniais įstatymais šią funkciją. Būtų svarbu, kokiagi savoka yra Latvijoje ir Estijoje, Dorselui ir ponui Berkui, kokius jūs matote privalumus, kad ši jurisdikcija turi būti reglamentuota notarams? Galbūt matote privalumus ar trūkumus antruoju atveju? Dėkoju uždėmesį. Dėkoju Gačiui už labai vertingą klausimą. Ar aš galiu suteikti žodį? Dėkoju už klausimą. Kalbant apie Vokietijos teisę, tai iš principo klausimas, kurį įstaiga atsako dėl prašymo, skiriasi nuo klausimo, kurį įstaiga spręs dėl jurisdikcijos. Iš principo galite prašymą
pateikti teismui arba notarui, tačiau sprendimą dėl jurisdikcijos priims Vokietijos teismas, vadovaujantis įstatijos klausimais, o dėl Austrijos tai ponas Beras atsakys. Austrijoje klausimas taip pat dar nėra iki galo išspręstas. Es wird vermutlich so sein, dass der Notar Yra numatoma, kad funktionell als Gericht tätig werden wird. notaras vykdys teismo funkcijas čia. Tai yra teismo įgaliojimą pagal Austrijos įstatymus. Notaras čia nėra atskirtas nuo teismo, bet jis yra iš tiesų kaip teismo valdžios atstovas, teismo galios atstovas pilnu visų mastų. Ir dabar jau Austrijos įstatymai numato, kad pareiškimą reikia padaryti pas notarą. Notaras tai jį nusiunčia toliau teismui, tačiau kalbant apie perdavimą, tai daro tik tai teismas. Perdavimą valdyti. Ar notaras, ką tiksliai darys notaras, ką darys teismas, tai iki galo dar nėra, dėl visų procesinių klausimų dar nėra iki galo atsakyta Austrijoje. Kas galėtų iš Estijos ir Lietuvos atsakyti? Galbūt prisistatykite dar prieš tai, prašom. Aš esu iš Lietuvos. Lietuvoje kol kas vis dar yra diskusijos dėl to, ar notaras būtų laikomas teismų reglamento prasme. Kiek mums žinoma, Teisingumo ministerija labiau linksta, kad notaras nebūtų laikomas teismų reglamento prasme. Tada išeitų, kad ir jurisdikcijos nuostatos yra notarams neprivalomos. Tai norėtume ir kolegų iš Vokietijos, Austrijos paklausti, kaip jie tada įsivaizduoja, kad būtų, jeigu asmens įprastinė gyvenamoji vieta buvo Lietuvoje, tačiau jurisdikcijos normos galbūt notaram ir netaikomos būtų. Dėl to, kad jie nebūtų laikomi teismų reglamento prasme. Ar galima būtų sakyti, kad šitas klausimas yra skirtas kazusų sprendimui ir panelinės diskusijos verta tema, ir tai iš tiesų bus ta galimybė, kur galima bus pakomentuoti, kiekvienos šalies atstovai galės pakomentuoti, ar dar Estija gal galėtų pasisakyti apie dabartinę sampratą dėl jurisdikcijos, prašom. Eestis on siis üldjoontes niimoodi, et juba täna on ainukeseks pärimismenetluse läbiviijaks notar ja ta teeb seda siis algusest lõpuni, notarile väljastatakse Estijoje notarai yra vieninteliai, kurie tvarko šitos reikalus nuo pradžios iki pabaigos. Ir notarai taip pat parengs ir išduos šitos pažymėjimus. Iš principo, paveldėjimo procedūra Estijoje yra prilyginama tokiai procedūrai be skundų arba be galimybės kelti reikalavimus. Ir notarai yra laikomi kaip teismo atstovai ir reikia manyti, kad reikia keisti įstatymus atitinkamai, bet mes jau esam pradėję pasirengimo žingsnius, žengę įstatymų perdarimų pakeitimą ir notarai turės pareigą išduoti šitos pažymėjimus.
Tačiau šiuo metu nėra taip, kad jie turi vadovautis reglamento 64 straipsnėje yra pasakyta, kad įstaigos, kurios gali išduoti pažymėjimus, yra kompetentingos pagal 4, 7, 10 ir 11 straipsnius. Tai nustato jų kompetenciją paveldėjimo klausimais ir tą dieną ir pagal šitas sąlygas, pagal šitas nuostatas jau per vėlu nustatinėti, kai bus atėjusi, kai reglamentą jau reikės taikyti, bus per vėlu galvoti apie tai, kas bus atsakinga įstaiga, institucija. Tačiau reikia dar turėti galvoje ir tai, kad reglamentas yra taikomas tiesioginiu būdu. Ir tai reiškia, kad ES piliečiai turi teisę reikalauti laikytis, kad jų teisių būtų laikomas pagal šitą reglamentą. Ir notaras negali atsisakyti ir sakyti, aš to nedarysiu. Mano nuomonė, mes turėsim vadovautis reglamentu pirmiausiai.